Tai sveiki susirinkę į šiandien tą lietuvišką dieną ir į trečią epizodą mūsų improkasto. Tai mes esam 3 protingi vyrai, parodysim, kokie mes protingi esam šiandien per tą valandą laiko. Ir kalbėsim apie Lietuvą ir lietuvybę. Tai pakviesiu prisijungti prie manęs, aš Laurinas esu, tai pakviesiu mūsų geltoną Deividą prisijungti, žalę Liudą ir aš jau raudonas Laurinas. Ir, pasistatykit tada. Ko tu čia jaudinės tik? Tu nesijaudink. Tai nes filmuojam jau 3 kartą. Tai kuo toliau, tu labiau jaudinsies. Tai aš neįsivaizduoju, kad bus tas 10. Toks mano auditorijos stebės. Jo, mano fanai mane žiūri. Vertina, mama žiūri. Taip, peržiūrė mūsų daugiau negu 150 žmonių, tai įsivaizduoju, kiek žmonių peržiūrė. O jėzau, tokie dideli skaičiai. Verti jaudulio. Tai prisistatysim, ar ne? Dėl ko mes protingi? Aš atsiminiau, kodėl aš protingą save laikau, nes kažkur tai, kai studentas buvo 2 kurse, laikiau IQ testą ir 100 kem taškų surinkau, bet tenais buvo internete toks trumpas 1 minučių. Aš tiesiog tuo patikėjau ir aš galvojau visą laiką, kad aš toks tipo protingas 100 kem turiu, žinai, ir tai va. Čia gal yra tas, kur generatorius, kur paspaudė ir to random išmušė. Kiek šiandien protingas? Aš esu tik IQ testą davęs ir aš galvojau, kad esu labai protingas, bet gavosi toks vidutinis. O kuo tas tavo tikras yra tikresnis už mano IQ testą? Ten mokykla užsakė, pinigus mokėjo, kad ten pilna daug ten testų buvo, visokių reikėjo daug užduočių. Tai koks tavo skaičius, sakyk tada? Nepamenu, žinok. Nesigėdink. Kažkas vidutinio ten gavosi. 8? Tai toks jaučiuos dabar ne prie hebros, prie protingų vyrų. 8 čia mažai, man atrodo. Tai vidutiniškai. Mažai 8 yra. 8 jeigu turėjau, toks reikėtų pasimokinti. Žinai, čia su tuo IQ, tai tu ten nedasimokinsi. Kiek duota, tik duota. Nes ten labiau yra ne iš bendro išsilavinimo, toks, kas duota jau. O tu, Laurinai? Aš kodėl save protingu laikau, nes šiaip visai galvoju, kad irgi vidutiniškai esu. Ir tada, kai nuėjau mokytis, supratau, kad aš visai protingas esu. Nes su labai mažai pastangų visai gerus pažymius gaudavau. Ir nereikėdavo nieko daryti beveik. Ir aš nuėjau, aš ten paskaitai pabūnu, žiūriu 10 gavau iš matematikos. Supratau, kad esu geresnis už tą vidutinį žmogų. Nes jie stengdavosi gaudoti, po to tu nesistengdavai gaudoti. Taip, aš galvoju, kad šitoje vietoje yra daug to protingumo. Aš iki kokios 6 klasės galėjau nesistengti mokykloje ir viskas, ten 10-ukai, 9-ukai plaukia. O paskui jau nebe, jau kažkas užsiblokavo. Turėjai pradėti stengtis. Jo, bet jau buvai įpratęs nesistengti. Tai žinai, blogai. Šiaip gyvenime, kai augi, reikia pradėti stengtis, nes žinai, reikia į darbą pradėti ir panašiai. Jo, tas keistas momentas, kada jau kiek stengtis. Toks neaiškus, neapibrėžtas laikas buvo. Čia, kiekvieno dabar skrai priklauso, aš tai skaitau, jeigu reikia labai daug stengtis, tai ne man atrodo dalykas. Kas taip? Ne man atrodo dalykas, jeigu reikia labai daug pastangų įdėti, kad kažkas pradėtų judėti arba įvyktų, tai reiškia, ne mano dalykas. Ir aš nenoriu šio daryti. Koks Briusas lyg. Like water, my friend. Be like water, my friend. Taip. O tai tu Liudai pristatėjau, kas esi? Jo, kodėl tu protingas nesakėjai, IQ testas tavo? Aš baigęs meno mokyklą su Skuode. Čia rimtas diplomas. Esu absolventas, dar KTU baigęs informatiką. Jau 2 diplomas, mokyklą irgi baigęs. Meno mokykloje ką mokysi? Dailę ir lipdžiau, dar esu prilipdęs visokių gražių dalykų. O dabar dar lipdai? Ne. Nebėra laiko tokiem dalykom. Perėjau ant podcastų, kad išgarsėt. Sunkiai sekasi. 100 spam peržiūrų, nedaug. Tai gerai, pristatėm visą. Taip. Jau man atrodo aišku, kas mes, kodėl verta mūsų klausyti. Jo, nes aš toks planavau. Liudas sakė, kažkokį turiu žaidimą. Tu menininkus atstovauji šiandien, ne? Aš visada juos atstovauju. Menininkus programuotojus. Tik iš blogosios pusės. Čia Kas? kaip
Ką čia skrolinti, atėjai paskrolinti į laidą. Nelabai įdomu man čia. Man čia parašė, biškai. Jokauju, ne, čia mano žaidimas, aš jo nenorėjau išmokti atmintinai, nes netoks jau didelis IQ mano. Žodžiu, šiandien kovo 11, tai ypatinga Lietuvai diena. Taip. Ir mes čia esam specialiai liepiau apsivengti geltoną, žalią, raudoną. Tai yra dar kelios šalis, kurios irgi iš tų pačių spalvų vėliavos sudarytas. Tai mes jas padarysim, tipo, savo kūnais. Padarysim savo kūnais. Taip. Tai Bolivija. Čia toks mažas ikoniukas. Matai, raudona, per vidurį geltona, žalia. Ką? Pala. O tai mums čia dabar gaultinės ant kad reikės Raudona. apkėti. Taip. Raudona. Šalisim viens kitą savo kūną. Tai liūdai, tu ją pačiai, aš einu į vidurį, man atrodo. Jo, gaila. Aš kažkaip galvoju, kad aš būsiu geltonas ir manęs niekada nespausit labai. Tai tu esi žalias. Taip. Tai žinau. Gal nori Tai čia, kad būtų išcentruota? Ką gal nori? Galim. Tai dabar darysim Boliviją ir Ganą, nes jos vienodas, tik skiriasi ženkliukai per vidurį. O ko ženkliukas per vidurį? Vienos yra tokia juoda žvaigždė, o kitos kažkoks herbas neaiškus. Kas turi juodą žvaigždę? Darom Boliviją. Tu čia nukritai kaip auka, žinai, nes dabar aš O kaip tu tiesiog, planuoji? tipo, gal kažkaip įsiremk, aš nežinau, nes jeigu aš tiesiog ant tavęs taip nukrisiu ir jisai, tai tau, tu čia mirsi, liūdai. Aš suplenkinęs, sustanginęs. Tu namuose plenką darai? Nu, davai, nekelkit įtampos, begalingos. Nes dievaži, Romantikos kažkokia erotiška biški situacija čia. Pala. Aš nepilnai apgalvojau šitą žaidimą jaučiu. Nu aš gerai, žiūrėk, viskas tvarkingai. Laurinai, ir tu pasistenk. Nu, turi būti nei per daug erotiška, nei ką, nes čia yra rimta laida. Čia. Protingai, kad būtų. Jo. Ei. O Dieve. Gerai, kad aš stiprus, žiūrėk, Laurina, senas rankas, ką čia išlaikau. Tu dėl laikyk, aš gulam ant O tai žvaigždė dar reikia. Bolivija arba Gana čia. Gerai. Gerai, viskas, baig. Yra dar keletą šalių. Tuoj aš paskolinsiu. Galit palisėti čiut. Kitas lengvesnis. Beninas jau, pavyzdžiui, va. Beninas. Paskui į video įkelsim tikrą tą vėliavėlę, kad palygint. Tai čia Laurinas mane turi iš kelias laikyti. Aš atsistojęs, o jo, tu ant žemės, tu atsigulė. Aš ant Laurino turėčiau būti. Tai jūs pirmą aš prisiderinsiu kažkaip nors. Nu, ne, aš ant jo. Taip. Bet tu irgi mažas, kaip jis būtų. Nu tai davai. Ne, neišėjai. Ne visai taip. Apdžiauk jį. Lys po kėdė, Laurinai kažkaip. Ten nėra tokia brūkšnė, nežinau. Nežinau. Čia blogiau dar. Bloga, min. Oi, Kam tau tokie dėštas? kad jo nugara nelygia labai. Nu jūs darykit, ta prasme. Davai, Laurinai. Laikas Aš taip, eina, žiūrėk, aš taip, o tu taip ant viršaus. Šiaip apsisuk, nu gerai, gal ir taip. Tai va žalias. Va tokia yra Benino vėliava. Maždaug. O, žiūrėk, mes čia visai neblogą aerobiką darom, akrobatiką. Žinok, labai lengva. Gynėja. Čia vapšė atsistojus tikrai būt. Tik? Žalia, geltona, raudona. Taip, raudona, Raudona. Raudona, tai tu tenai. Geltona. Ne iš tos pusės. Taip, Raudona, geltona, žalia. ten kairėje nuo kameros. Nu nežinau. Tikrai? Tai reiktų į tą pusę. Tai dabar mes jau suformavom. Va, mes esam gynėja dabar. Taip. Gynėja, sakiau. Varyk dar vieną likus. Aš nesu labai geografijos ten kietas. Ir liko Kamerūnas. Žalia, raudona, geltona. Jo, tai iš tos Tai čia labai paprasta. Va. Va, Ir viskas. žvaigždė dar. Žvaigždė čia yra. Kaip žvaigždė. O. Nu gerai, Nu, išskaitai. aišku, visi žino Lietuvos vėliavą, bet yra Mianmaras su šiek tiek žalesne žalia ir balta žvaigždė per vidurį. Tai irgi reikia padaryti. Tai kuo jinai skirsis nuo Lietuvos dabar?
balta žvaigždė per vidų. Ir žalia biški yra kitokio atspalvio. Reikia man salotinių ateiti, tada būtų... Balta žvaigždė. Būtų tiksliau buvo. Čia mes Lietuvos vėliavą realiai darom. Tai neatsistoja, supranti. Tai vėl tu laurinas apačioj, ne? Taip. Kodėl aš apačiu? Geltono, žalia, raudona. Geltona, žalia, raudona laurina. O tai geltona, ne pirma tada? Jeigu apversim kamerą, bet tikriausiai bus sunkiau. Tikriausiai neversim. Tikriausiai neversim kamerą. O dieve. Tu nežinai Mamontovo dainos? Geltona, žalia. Tai būtent geltona pirma. Bet mes loksnuojame viršų. Loksnuojame. Mama vėl sakys, ko čia keikia. Tavo mama sakė, kad keikėsi? Jo, man Mano mama sakė, kad aš nesilyginęs. Dabar jau mūsų susiglangęs po šitą gyvąją. O. Viskas. Dar balta žvaigždė, dar. Mianmaras. Čia tas žvaigždė. Nenoriu jūs. Žodžiu, viskas. Daugiau neradau vėliavų iš tų spalvų. Ačiū Dievui. Arba bent jau man ją jūs nenorėjo rasti. Kitiem metam gal paieškosiu dar. Gal bus kokių valstybių nepriklausomybę gausiu. Tai va. Tai va, jau padarėm apšilimą. Tikrai kad apšilmo. Tai va, šiandienos tema yra lietuvybė. Apie Lietuvą. Tai galim pradžiai apie Euroviziją dar. Apie Lietuvos Euroviziją. Lietuvos Eurovizija? Nu, tai klausėt? Jo, klausiau. Ką galvoji? Nu, aš tai neslėpsiu. Vienintelis šansas, kai mes turėjom kažką galėjom laimėti, tai buvo, kai Rūp važiavo. Taip. Aš kažkaip pamatau jau, kas laimėjo ir taip nujaučiu, kad, suvoki šansas, žinai. Tai Ja. sakyčiau, Aš manau, nėra buvę tokios blogos Eurovizijos, kad su tokiu gabalu galėtum laimėti. jo, irgi visai nėra taip, prasme, jo. Ką? Kaip tu vertinai, kuri Eurovizija buvo pati blogiausia? Ten, kur vyras su barzda, jau nuo tada prasideda blogin kažkaip. Ten jau blogin ir blogin. Moteris su barzda turi galvoje. Nes vyras su barzda, tai dar nieko blogo, man ne? Susipainiau, biškai, ne? Matai, kaip turi barzdą, gali Ten supainioti buvo labai. vyras su barzda ir su suknelė, va, tame galbūt. Kokia problema buvo? Suknelė gal daugiausiai problemų davė. Ten moteris buvo? Ne. Jisai norėjo būti moterim, tai aš turbūt pagarbu būtų vadinant moterim. Eik, tu pagarbu, nepradėk. Gerai, tai šiemet, kaip jūsų nuomonės apie mūsų Eurovizijos nugalėtoją? Tai katarsis, aš net googlinau, ką reiškia katarsis. Tai jausmų išlaisvinimas, arba ten labai susiję toks, kur ale graikų kažkoks filosofas pirmą kartą panaudojo tą žodį, turėdamas omeny, kai žmogus žiūri kažkokią dramą, jisai mato, kaip kitas kenčia, tai tu iš tos kančios žiūrėdamas pamatai, kad tau gal visai nieko ir apsivalo tavo dušę. Ai, tai geras, žiūrėk, jisai ten liūdnas ir mes turim džiaugtis. Tai man čia toks kaip apie Ukrainą gal, tai pažiūrim, Ukrainai blogai, tai mes čia liūdim, kažkas tokio. Katarsis tada gaunas. Kaip ir žmonės, kurie žiūri mūsų improkastus. Katarsis būna. Katarsis patiria. Aš tai apie Eurovizijas niekada daug nesidomėjau. O siaubą. Kartais tik tais pasižiūriu ir taip... Aš nepraleidau nei vienų metų, jau kokį 20 metų turbūt. Oje. Aš tai vat, Jaučiu. kas kelis metus turbūt pasižiūriu ir ten toks... Taip, už kelis metus viską pažiūrėjau. Ne, kas kelis metus pasižiūriu tą jau visą finalą. Ir man ten, kas tokio labiausiai paliko įspūdį, kad su kiekvienais metais vis daugiau šalių, kurios savo originalo kalbą dainuoja. Ir man tai visai atrodo apie tą Euroviziją ir yra, kad ateina žmonės su savo, nors ten ir nesupranti, ką jie ten dainuoja, bet taip pat lietuvių jau kelintais metus eina su savo lietuvišką dainą. Šiaip, žinokit, su ta Lietuva, nežinau, aš jaučiu, kai išeisiu į pensiją, aš pradėsiu muzikos mokintis ir dainuoti reis, aš laimėsiu tą Euroviziją. Tai čia dėl visos Lietuvos, žinok, nes mane tai jau nervina, aš noriu, kad mes laimėtume. Tai tu gal jau dabar eik. Bent jau pradėk mokytis, jau ką žinau. Ne, Ta užsienio. prasme, mano kaip Lietuvos piliečiai yra tokia svajonė, kad Lietuva laimėtų Euroviziją. Aš Kad irgi visiems sekiu. dušę pakeltų. Taip. Ir tu dabar versi laukt mus.
Aš tiesiog džiaugiuosi, kai tiesiog į 10 papuolą jau čia gerai būn. Tai kas čia gerai? Eik, tu čia tas pats, žinai, kaip būna tas pasakymas, man svarbu dalyvauti. Nelaimėti, žinai, tai toks. Nu taip, reikia mėgautis kelionę, ne tikslu. O kaip kitos šalis jums, pavyzdžiui, aš jums grojau šiandien estų dainą 4 kartus. Ja. Tokia atrodo, ta populiari italų dabar ta grupė yra. Nepasakys pavadžiau. Primenu jo. Šiaip ką, žinau, nieko visai ta daina. Espresso Mokikano. Makiato. Tiesiog apie kavą dainuojam. Taip. Ir aš klipą žiūrėjau dar šitos dainos, ten dar išmeta kavos padelį scenai. Bet šiaip tas... Kaip ir priklausytų tikriausiai tokiai dainai. Ja, bet šiaip tas... Ką žinau, kiekvienais metais vis tų tokių bando kažkokių ekstremų pasiekti per tą Euroviziją. Na, tipo, atkreipt kažkaip dėmesį, ne daina, bet kažkaip... Ai, va, pernai, nieks nesuprato, bet man anglai patiko, kur rutuliojasi tam tie bernai tokie dėžėjai. Nieko nesakysiu. Tai ir nereikia, nes tikrai ten buvo viskas labai kietai ir fainai. Aš net nežinau, apie ką aš kalbu. Ten labai buvo erotiška, daug vyrų ir jie vartosi dėžėjai ir taip toliau, žinai. Bet man choreografija patiko, nes aš manau... Panašiai kaip mes vėliavą, kai dėliavome. Kaip vėliavą darėm, tik intensyviau, įsivaizduok, kad vienas ant kitą dar šokti reikia. Smarkiai intensyviau. Ir tau ten... Bet paveikia, auditorija atkreipė dėmesį ir liko. Man labai atkreipė dėmesį, kaip mūsų katarsis net nesistengia dainuoti. Ką? Bet tai čia jo toks. Jisai toks išeina. Jis atrodo net nesistengia. Kur tipo, ką žinau. Ir laimėjo. Toks, kur atėjo, nesvarbu man laimėti, tik dalyvauti. Ir paėjo toks jausmas, ne? Aš žinok, nelabai Jis net neįdeda daug pastangų į tą savo dainavimą. Bet žmonės patys išsirenka tos atstovus savo. Balsuoja, viską nusprendžia. Taip. O klausė Drobė. Tai buvo irgi šiemet, jo? Antra vieta. Ką aš atrodo daina? Kaip daina? Mergai iš pradžių buvo 10-15 sekundžių džiaugiai gerai ten dainavo. Ir paskui kažkas neto prasidėjo. Labai jokingai ten šoko, ten tos dvi panikės. O jūs mokėjot centukus, žinutę siuntėt, kai reikia? Ne kartą. Aš visą laiką, kai būna sąžiningai, kai būna tie finalai, tarptautiniai, išsiunčiu vieną žinutę su savo tais mylimiausia grupė. Su savo linkėjimai. Tai šis metas estams jūsų. Jo, šiemet už estus tikriausiai balsuosi. O nenorėtum būti komisijoje? Tipo Lietuvos komisijai? Ne. Nesigaudau aš tai muzikui tenais. Dažniausiai, kurie man patinka, kaip Euroviziją laimėsi, aš nesuprantu. Aš savo žavesiu. Išeisiu ir tiesiog savo žavesiu. Nes aš ten nesuprantu. Kartais laimi tie, kurie man net nepatinka. Aš nesuvokiu, kaip taip gali būti. Bet tai taip ir būna. Tai gali laimėti laiktas, kad tu savo žavesiu, kurio nėra, bandysi papirkti Europą. O kaip nėra? Bet jums nėra taip, kad, pavyzdžiui, jeigu tau patinka, atrodo, visiems turėtų patikti. Jo, aš visada gyvenime taip galvojau, kad yra. Bet paskui supratau, kad žmonės labai skirtingi. Kada taip supratai? Aš tai neprarandu vertės dar, Liudai, aš dar. Kada pradėjo tavo tolerancijos lygis augti? Nu, kada supratai, kad kiti galvoja ne taip, kaip tau? Nežinau, bent jau po mokyklos jaučiu. Gal jau kokio 10 klasėje pradėjau suprast, kad kažkaip kitaip mąstas. Kitokių dalykų nori, negu aš, jo. Nu, aš tai dar nepasiduodu, neprarandu vilties. Aš vis tiek kartais mąstau, nu, tipo, kaip aš sugalvoju ir kitiems patinka, pavyzdžiui, tie taip irgi viską galvoja. Dažniausiai jaučiu būna, kur ateina tokie kaip tu tada, kuriem ir patinka. O čia gal dar susijęs su to, kad Deividas nuo save laiko to vidutiniu žmogum ir kad kadangi jis yra vidutinis žmogus, tai visi kaip ir kiti vidutiniai žmonės turėtų galvoti taip, kaip visi galvoja. Jo, tik nežinau, kodėl su senais pežais nieks nevažinėja, manęs dažniausiai. Šiaip, jeigu gatvėje pamatau bordo tokį oranžinį pežą, tai iš karto apie tave pagalvoju. Ir būna didelė tikimybė, kad ten tu važiuoji. Nes daugiau labai yra.
Ačiū. Aš kai lekcijas pamatau, apie tai pagalvoju. Tai. Taip. Nice. Šiai dažnai apie mane galvoju tikriausiai. Nu. Tenka. Aš galvoju, gal mainant nuo Eurovizijos pusės, tai gal ką jums apskritai reiškia būti lietuviu? Ką reiškia lietuviu? Mhm. Turbūt laisvė kažkokia reiškia, gali veikti, ką nori. O jei Latvijas, tai mažiau laisvas būtų. Ai, ten keista šalis, ten kažkaip mažai pas jas įvairovės, ten yra ta Ryga ir paskui nėra miestų, galima sakyti beveik. Tai žinok, Vilnių irgi taip pat visi galvoja, kad yra Vilnius ir daugiau miestų nieko nėra. Turim tai? Taip, nu tu į Vilnių nuvažiuok, visi taip pašneka ten Vilnių. Jo, Vilniaus burbulas. Nu, Jo? tai taip pat ir Ryga yra, nu... Rimtai tie Vilniečiai negalvoja, kad yra dar ten žmonių? Taip. Atvažiuoja Kauno čia kaip į kaimą, žinai, sako, čia... Aš pamenu filosofinę tokią mintį, tipo, jei aš negalvoju apie Afriką, tai jinai išnyksta. Tavo mintysė turbūt taip. Nu, tipo, jeigu niekas apie Afriką negalvoja tuo momentu, ar jinai egzistuoja? Čia kalbėjo apie Afrikos tos vaikus nepavalgius. Ar apskritai kaip apie kontinentą? Kaip konceptą labiau. Tokį. Supratau. Aš tai vat galvoju irgi, kaip paminėjai Vilnių. Pavyzdžiui, aš kai iš Kauno nuvažiuoju, kur nors man taip labai negėda prisipažinti, kad aš iš Kauno, taip kartais net su pasididžiavimu, kad aš iš Kauno. Bet aš sužinojau, kad ne tik kauniečiai turi tą, kad tipo nuvaro, kai tik paklausė iš kokio miesto, kaunietis, aš iš Kauno, žinai. Toksai va, bet yra ir žemaičiai. Žemaičiai irgi jie labai save gerbė ir jeigu pasakytų, kas sakytų Austėja, ne? Jo, gerbėt žemaičiais, jo? Save, jo, mylit. Girėtės, kai, pavyzdžiui. Kas čia per nacionalizmas? Prijungi prie žemaitijos, negirdėjai, nes tai... Aš pats žemaitis, tai nežinau. Nieks man neperdavė memo. Nepakankamai, matai, O žemaitis. tai tu dabar kaunietis ar žemaitis, kaip tu save laikai? Čia reikia skaičiuoti tikriausiai. Kiek aš čia... O pagal, nuo kokio skaičiaus? Nu, tipo, Širdys, sen, 20 metų skuodė žemaitijai. Nu, ten 40 gimtajame jau mąstyti reikės. Apsispręsti, ne? Jo. Apsispręsti. Nu, aš tai skaitau jaunaviečių ir čia, man atrodo, nelabai kas pakeista. O aš jau Kaune jau virš 10 metų, bet... Tai tu dabar, kai kur nors nuvažiuoji, tu sakai, aš iš Jonavos? Jo. Ne iš Kauno? Bet Nes Jonava kaip ir Kauno rajone, tai... Ne, Jonava turi savo rajoną. Kauno apskrity. Apskritai. Kauno apskrity, Jonavos rajonas. O Jonava tai turi savo rajoną. Tai va, ir aš tai sakau, kad iš Jonavos, bet gyvenu Kaune. Tai man čia toks... O kam taip apsunkinti žmonėm mąstymą? Nes aš daug kartų, kai esu susitikęs tiesiog žmonės kažkur viešoje erdvėje, pasakė iš Jonavos, aš irgi iš Jonavos, arba sako, aš ten gyvenau Jonavoje ir tada ryšys gaunasi. O jeigu ten Kaunas, tai Kaunas didelis, žinai, o Jonavoje tai ten, jeigu... Tai tu ieškai draugų visada, ne? Pažįstamų gal labiau? Bet aš galvoju, ką reiškia žmogus iš Jonavos. Pavyzdžiui, žmogus iš Kauno, kai iškristų, supranti, jis toks būna biški maladėts, biški nacionalistas, žinai, toksai, dažnai toksai turi vertybės. 10% nacionalizmo. Toksai. 20. Gal gyvena centre, žinai, Lietuvos, kalba ta kalba lietuviška, tokia normaliai, žinai. Va, apie tas kalbas, tai aš Anglijoje kažkada metus laiko gyvenau. Ir atsimenu, nuvažiavau į Angliją ir ten susitikau su savo draugus, lietuvius, kurie ten jau 5 metus gyvena. Ir sako, kaip man sako, džiugu girdėti normalią lietuvių kalbą, nes sako, kai mes tik tais, kai aš sutinku ten kokį lietuvių kitą, tai pasto iš Tauragės būna. Ir sako, normaliai nešneka. Sako, visas galūnės, nukerta, nieko tenais nebelieka iš žodžių. Kaip sako, normalu, smagu yra girdėti normalią lietuvių kalbą. Tai aš tai galvoju, kad čia ta Aukštaitija ir tas centras yra ta, kur normali lietuvių kalba. Aišku, žemaičiai su mumis pasiginčyti turbūt, kas čia, kur yra. Žemaičiai visus supranta, tik jų nieks nesupranta. Čia kaip taip. Ta prasme, ką čia turi galvoje? Kalba? Taip. Tu moki žemaitiškai šnekėti? Jo, Tai ko bet tu nešneki? nepašnekės, nepadėk. Per daug įtampos, kad Jo, parodytum savo tikrą veidą. 300 žmonių peržiūrės paskui, kaip aš žemaitiškai kalbu. Ir tada mane gatvėje užgaulios, sakys, pašnekėk žemaitiškai. Čia neužgauliavimas čia.
Tiesiog noriu. Man tai kaip užgauliojimas jau toks, nežinau, čia. Užgauliuojamas? Nu, Man tai labai faina, kai žmonės gali taip perimtas savo dialektą. aš nebegaliu, Aš namie grįžtu, tada persijungiu. Bet tu duodant, kad iš namų grįžai, tai turėtum būti. Einam mes, kai atsistojom, tai einam paimprovizuoti mes, reiškia. Tai... Dėdė, mačiau jūs podcast'e, tenais, kur mažai ką žiūri, bet davai pažemaičiuokit, dabar nelaidoji, gal gali biškai pažemaičiuoti, dėdė? Nu ne, Dėdė, prašau. neprikabiaukit, Aš atsiprašau. tavo mėgstamiausias fanas. Aš nepilnametis. Kelias kartus peržiūrėjai. 3 kartus peržiūrėjau ir niekada net pamačiau, kaip jūs žemaičiuojat. Dėdė, prašau. Kitam epizodė pamatysi. Pažemaičiuok. Įsijung kitą epizodą. Pažemaičiuok. Mūsų Patreonų tapk. Pažemaičiuok, pasakyk kažką žemaitiškų. Liob. Liob. Liuom? Liob. Kas čia yra, dėdė? Ką tai reiškia? Čia mano mėgstamiausias žemaitiškų žodžių. Čia nesuprantu. Liob. Liuom. Liiob. Ką reiškia liuom? Dėdė. Kad seniau taip darydavom. Liob. Kodėl tu trini mano ranką? Aš jūsų didžiausias fanas. Aš turiu jūsų nuotrauką. Baisu. Ką reiškia liuom iš viskas čia per žodis? Nu toks, kur seniau darydavo kažkas kažkaip taip, tai reiškia liob. Liob seniau ant sienų piešt. Aš liuom kiaušinienę šiandien išsikepiau. Ne. Visai Čia ne. brau, kaip visiškai kita kalba. Aš tokio pirmą kartą žodžių, tai girdžiu. Aš liuom šiandien kėliaus, kada norėjau, nes nereikėjo į darbą. Normaliai išmok. Man todėl aš jau nežemaičiuoju, man atrodo. Aš liuom buvau šiandien daržebiškai, prasigenėjau savo žolės. Tu turėtum tai daryti daug kartų seniau, bet dabar nebedaryt. Daug kartų seniau. Turėjau daug kartų daryti seniau. Taip, Tai liop rūkiau. Ne? liob rūkyti. Bet ir tai ne Tu duok visai. pavyzdį. Aš čia nėra taip paprasta. Panaudok šitą žodį žodį sakinyje. sakinyje. Panaudok šitą žodį sakinyje. Sunku prie tiek daug spaudimo. Bet liob yra toks geras priežas. Labą dieną. Šiandieną pas mus laidoje yra 2 dalyviai. Prašau, yra šansas laimėti 1000 eurų. Jeigu jūsų šiandieną yra... Aš laimėsiu. Šiandieną užduotis yra paprasta. Yra žodis liob ir jūs jį turit panaudoti sakinyje. O dieve. 1000 eurų ir nukeliaus į vieną iš jūsų Tik laimingųjų. tu tai gali padaryti, aš nesu žemaitis. Jūs esate Liob, priešininkai, liob. jūs turėtumėte atskirai. Ai. Liob kaime mėšlą mėšt. Netinka. Ką tu žinai? Iš kur? Iš kur žinai, kad netinka? Liop žiemą šaltibarščius valgyt. Sveikinu, sveikinu, jūs laimėjote. Jūs laimėjote. Papirkti teisėjai. Tai jis gerai pasakė. Ne. Kas žiemą šaltibarščius valgo? Nu tai čia kur šitą darydavau, bet nebedarau. Daug kartų Ai, darau. va, apie Tu esi lietuvišką taip maistą. davęs iš vis? Žiemą šaltibarščius. Taip. Va, matėjo mintis, protinga mintis žiauri. Žinai, kai būna cepelinai normalūs, o paskui kitą dieną jie būna apkepti cepelinai. Nu. Nes jų nieks nesuvalgo ir jas iškepa. Tai aš visą laiką galvojau nuo mažens ir vis dar šiaip nors ir suaugęs galvoju, kad šalti barščiai yra normalūs barščiai, tik tai atšaldyti, karočiui, nes jų nieks nesuvalgo. Tiesiog kefyrą įpila į barščius ir gerai. Iš vakar dienos liko, karočiui, te jūs tenais. Aš nežinau, esu matęs barščius. Raudonus, normalius. Aš esu galvoju, burokinė yra barščiai, bet lyg ne. Jo? Kas tai yra burokinė? Kas ten? Burokus. Tai barščiai. Tai jo? Tu papasakok, kas yra burokinė. Žemaitė barščiais nevadina, man atrodo. A ne, austė. Austė, paaiškink. Jisai, man atrodo, nežino pats, kas žemaičiai daro, ko jie nedaro. Gal jis netikras, gal jis meluoja. Užduok kokį klausimą, kur tik žemaitis galėtų atsakyti. Davai, pabandai. Nu, stėrim, tai. Kas yra blezdinga? Ai, čia jau visai. Man atrodo, tu apsimetėlį žemaitis kažkoks. Jinai klausė kažkada manęs, aš jau pamiršau. Čia Tu gal Latvis esi? Ne, bet esu buvęs Latvijoje. Nes tu skuodas pala prie Latvijos. Nu jo, netoli. Esam važiavę į Latviją ir aš neturėjau dokumento. 5 eurų paprašė policija. Kad tave praleisti Latviją? Jo.
Net nebuvo ten taip kieto dėl tų 5 eurų. Ten eurų, tai čia ne per seniausiai tu važiavai. Senai, 16 kokių buvau. Tai eurų dar eurų Kiek tau tai. metų gal terminuoji savo amžių? Ne tik, kad iš Žemaitijos. Blemo, gal litų. Ja. Tai važiavom į Litai, o negali būti, grybų parką važiavom. Negali Tai buvo būt, kad tu daug savo- medinių grybų. negali būti, kad savo praeities net neatsimeni, nežinai, ir tenais tiesiog šneki dalykus, kad... Aš jaučiuosi kaip su kokia eks kalbėčiau, kuri visą praeitį prisimena ten datą į datą, o tu toks, nu maždaug pameni ir visur prigavinėja. Jums nebūnat? Kur vakar buvai? Ko negrįžai laiku? Su draugais buvom Akropolį. Ką su tais draugais veikiai? Akcija buvo, Antanas norėjo spausdintuvą nusipirkti. Ir kokias po kas spausdins? Canon C2100. Na ne, Jisai planuoja savo kačiukų nuotraukų prispausdinti, kad dar bent sienos turėtų. labai tu jau čia viską gerai žinai. Na taip, žinau, O pasirodė. kodėl prieš 2 dienas vėlai grįžai? Nes buvo Eurovizijos atranka su vyrais, žinoma, Eurovizijos atranka. A, jau senai baigęs Eurovizijos atrankos. Ką čia meluoji? Prieš 2 dienas. Čia gal kokios Norvegijos nebent žiūrėjai. Nesiseka, kabiški, nesiseka. Aš tau kaip įgausiu, tai tu paskui nebeišsivartysi. Aš žinok pasiruošęs ateinu, aš viską išmokstu, ką aš ir, na prasme, aš jau su tam gyvenu 5 metus ir tiesiog viskam pasiruošęs. Tu žinok, aš pamenu, kas 2022 vasario 22 vyko. Jo, aš irgi atsimenu. Buvo savaitė po Valentino dienos ir mes galvom, nečventėm Valentino dieną, tai nuvažiuosim į Palangą, atšvęsim kartu. Tai vat, neatšventėm. Vasario 14, bet paskui atšventėm, tai viskas kaip ir Nes normaliai. buvai pamiršęs lopas tu. Jo, buvau pamiršęs. Kaip tu galėjai Valentino dieną pamiršti, kai visi gėlės nešiojo, tu nenešiai? Buvau užsiėmęs šiek tiek. Užsiėmęs. Važiavau į Lenkiją nupirkti maisto mums. Jo. Neįsivaizduoju savęs, kai taip viską išbelst galėčiau. Neįmanoma. Tai irgi taip prigaudinėja, tipo, grįžti Ne, normali tai gada. Čia vien tik dėl to sako, nes filmuoja. Nes seniau jau buvo tokių toksiškų santykių. Kai turi vardinti dalykus. Kur vartytis turi pastovi. Nes prisidirdavai toliau. Ne. Jeigu neturėtum už ko vartytis, tai nereikėtų vartytis. Skambi kaip mano ek. Žinau, kaip buvo. Kaip tau pasakoja kažkokį irgi, detalę gali pasakyti, kaip tau buvo. Varteisi iš kažko kažką. Ai, kaip aš varčiausi, tai ne, šiaip svarbiausia, kiekviena melė palikti daug tiesos. Senas bairis. Tada Gražiai atrodai, tau labai tinka šitas raudonas megztinis su juodu užrašu. taip, ačiū. Tavo barzda labai ilga ir visai nieko. Kokie nuostabus tavo komplimentai šiandien. Komplimentai. Tikrai nebandau tavęs įžeisti su tavo mėlynais džinsais, kurie tau išilgina kojas ir labai gražiai atrodo. Kažkaip komplimentus tik girdžiu. Girdi, ką nori girdėti, man atrodo. Tai aš pasirenku tiesą, kuri man tinka. Šiaip yra tas, kad Ko aš šitas kartais... piktas panas vaidinu? Kažkokias nuoskaudas likus. Kažkoks neišmiegoja dėl aš iš. Šiaip grįžtant prie lietuvybės, tau sakė laisvė svarbiausia. Jo, kad gali veikti plius minus, ką nori, žinai. Viską gali veikti, ką tik nori. Bet, nu, šiaip dabar pasaulio daugumoje vietų taip yra. Ne, mano... Nu, Kiti pinigų net ir taip daryti. Tai be pinigų irgi gali daug ką veikti. nu. Tik mažiau. Tik mažiau. Pavyzdžiui, jo, su dviračiu važinėti pirmin atgal Afriką. Ant galvos vežioti tenais kokius baldus tiesiog. Ta prasme, žmonės keliauja po pasaulį be pinigų. Darom baldų pervežimą. Labą dieną, jums baldus pervežti, atvažiavau su dviračiu. Prašau, pervežkit. Perviškit. O šitą komodą, gal norit išrinkti pradžiai? Ne, aš noriu, kad ant savo kūno užsidėtumėte ir parodytumėte. O, koks jaunuolis gražus. Manai Pala sugrįžti nepaklausiau, iki kur vežt? Iki Palangos. iki Palangos. Iš Jamaikos. Mes turtingi jamaikiečiai, mes norim pažiūrėti, kaip brolis jamaikietis važiuoja iki Palangos. Nu gerai, o sumokėsit, neapgausit? Ne, kai grįšiu, duosi pinigų. $5. Nu tada.
Nu šiaip tenais, aš matyčiau dokumentai, kad ten jie žiauriai, jie taip pirmina tos daiktus ir jie ten kokius $6 per dieną uždirba vargšai. Tai čia daug 6 per dieną. Tai čia Skambi kaip koksai baisus žmogus. Na, ne. Ne, nu tai 6 prie 6, 30 į mėnesį savaitę. Dar pavalgyti reikia atsiminti. Tai jiem ten daug nekainuoja, gal tai nori 500 ten eina į 500. McDonald'ą už 5 Čia aš galvoju, taip Lietuvoje ir darbdavys kartais galvoja. Ai, mokam minimumą, kam jiems tie pinigai, ką aš žinau. Ką jie veiks? Ką jie veiks, užtenka tų pinigų visiems. jeigu dirba, reiškia, nu, yra poreikis. Viskas. Sveikas, Labas. alga vėluoja, nežinau, čia jums skubu, neskubu tą ilgą gauti. O tai, žinai, reikia mokesčius susimokėti. Tai gal palauks, aš galiu avansų kokiu biški pramest, O tai, paskui pilną o išmokės. tai kaip visą. O tai ką veiksi su tais pinigais? Nu tai valgyti pirksiu. Nu, tai neturi ką valgyti. Nu tai ne, nes pinigų jau praeitą mėnesį negavau. A, jau praeitą nemokėjau. Na. Brangusis, o tai kuo tu man pinigų neparneši? Tai nes, matai, darbė sakė, nu tik avansą dabar gali sumokėti, nes bosas mūsų šeimininkas išvažiuoja į Jamaiką atostogų. Sakė, nu niekaip šį mėnesį. O tai kur tu jas išleidai, nes man kažkaip vis neduodi tų pinigų, aš nežinau. Nu, tai aš ant maisto. Jo, o ką tu valgai? O tai tą patį ką ir tu. Ta pati ką ir tu. Ai, žinai, man draugė sako, kad jų kadrai duoda jiems pinigėlių, kad tenais galėtų nueit pasidažyti ar kažką gražaus nusipirkti, o tu vis kažkaip man neduodi. Žiūrėk čia. Tai vėl algos atėjai. Nu, taip, tai jau O trečią kam mėnesį. tau ta alga? Tai, Žmonos jau nebetai. nu, tai, bet man valgyti vis dar reikia. O ką tu valgai? Žmonai neneždavai vis vien tos algos, tai kam tau iš vis ta Kam alga? tau alga? Tu man net neždavai tų pinigėlių. O tai dėl ko aš čia iš vis tada dirbu? O kodėl tu dirbi? Klausimas, kodėl aš dirbu? Dėl to Laurinas ir nedirba. Taip. Vis vien neįtiksi Dėl tokių darbdavių aš ir nedirbu, nes vis tiek algos nemoku. Nu, tai tau... Kažką labai nutraukiam temą. Jo, tai tau laisvė, tau kas yra būti lietuviu. Man tai kalba labiausiai gal. Ta Nes, prasme. nu, lietuviškai kalbėt. Prikolas? Neprikolas, nu, esminis dalykas. Aš nekėjau, kad man faina dėl laisvės būt. Nu, O aš galvoju, tau faina lietuvių kalbėt lietuviškai. taip. Tai gerai, tiesiog nes tu labai rimtai pasakai. Labai čia kažkoks prigavimas atrodė. Nu, nežinau, nuvarai į Vilnių ir ten daug būna rusiškai, lenkiškai, kiti kalba ir toks... Supranti, kad jau kažkaip ne visai Lietuvoje tu čia. Toks nemiela, nežinau. O Kaune labai visur Tai lietuviška. tikrai tu tam kaunietį yra kažkiek nacionalisto. Čia kažkaip... Man tai esminis dalykas atrodo lietuviškai. Tai Tai jeigu gali bet lietuviškai- kur tada varyt. Ir skaitais lietuvis, jeigu lietuviškai išnekėsi. Nu, tikriausiai, ar tu čia apie tą mūsų... Kaip jie ten? Kaip man blenkina kartais žodžiai. Pilietybės įstatymą klausi dabar. Gerai, Kas yra lietuvių? Eik ant kelių. Kodėl, pats? Sūnelė, sakyk, Kaunas. Kaunas. Ne taip lietuviškai kalba. Razinką duos, jeigu pasakysi. Kaunas. Kaunas. Negausi dar razinkos, Kodėl? nes tu dar nesi lietuvis. Why? Tu dar nesi lietuvis, vaikė. Kas čia per vai? Sigma tu. Skibidiviz. Kaunas. Va, kur mes čia buvom Kaunui. Dar truputėlį mažai trūko ir gausi savo razinką. Kaunas. Gerai. Kokia neskani. Labai gerai, lietuviškai pasakyti dar gal ne vieną razinką.
Ir paskui nemušit manęs. Nemušiu vaiką. Labai gražiai išnešė. Šitą už nieką gavau. O, lietuviškai išneka, vaikelis, išmokimsim tikras lietuvis. Bus jau nerazinku. Kaip? Bus jau nerazinku. Bus ir nerazinku. Kokių krekerių. Krekerių nori, gaim krekerių. Sakyk, aš myliu Lietuvą. Aš myliu Lietuvą. Negerai. Niekaip neišdresuoju to vaiko lietuvių būt. Sakyk kažką. Aš nežinau, kad noriu išgirsti. Visai siaubeką priminė. Kur Rusija laika tą laiką ir mano lietuvių pavers. Draugė efektas buvo toks filmas. Baisus. Baisus? Baisus? Kodėl baisus? Ai, tu pažiūrėk. Tai žiūrėjau, vienas mėgstamiausių mano filmų. Tu nebaisu tau ten? Kodėl? Nu, pažiūrėk. Nu, čia kas tau jau lietuvinė? Man lietuvybė. Aš jau jūsų klausiu ir pats nesugalvojau per tą laiką, bet... Sunku yra, kai klausai galvot. Ja, tai aš kažkaip galvoju, kad pritariu tai laisvei. Ir man tai patinka, kad Lietuvoje mes jau nuo tų 90-ųjų esame labai patobulėję kaip tauta. Ir pas mus viskas visur švaru. Man čia vienas iš tokių, tarsi gatvėse švaru, žinai, eini visur, tvarkinga. Ir viskas prižiūrėta, tie visi miesteliai Lietuvos mažėje atsigavę ir gali pro visą Lietuvą žiūrėti ir visur gražu būna, tarsi sutvarkyta, viskas fainai ir gera tiesiog būti pačioj toj Lietuvoje. Čia jau čia daug duoda, kad žmonių mažai. Sakai, jeigu daugiau būtų, tai mes būtume... Tai sakai, būtų kaip Vilniui. Būtų kaip Vilniui. Ką žinau, man atrodo, tikrai duoda tas, jei didelis miestas, tai tikrai atsiranda kažšiukšlinas. Šiaip žinokit, Vilnius kaip Indija. Aš nuvažiuoju į Vilnių su mašina ir žinai, kaip mes, pavyzdžiui, normaliai važiuojam, jeigu tu važiuoji lėtai, tu važiuoji pirmą juostą, greičiau antrą, greičiau trečią, o ten kas nori ten, kur važiuoja, jautiesi kaip kokias, žinai, kaip būdavo žaidimas, kur turi taip... Bet užtat Vilnietį atvažiavę į Kauną, visi skundžiasi, kad Kaune iš jūsų neįmanoma važiuoti, nes sako, čia visi užkišinė ir visi sakė labai agresyvūs gatvėse yra. Nes normaliai važiuoja turbūt. Žinai, Vilnietis jisai neranda, kur ten įlyst. Tuose žieduose pasiklysta. Taip, žiedų nemėgstu. Bet aš Vilnių, pavyzdžiui, tą kelią nesuprantu, nes ten tu važiuoji ir tada per tiek, kad buvo nusukimas šoną ir tada nusuki kažkur visiškai priešingą pusę nuvažiuoji ir tada apsukimas už 15 km. Aš tiek kartų ten esu pasirovęs ir ten tos navigacijas nepadeda niekas. Aš dasimetu kokį pusvalandį papildomai, kai važiuoju, nežinau, kad paklysiu kažkur ir tada rodys 15 minučių apsisukt kažkur per vingių pusę Vilniaus apvažiuot, kad grįžtum iki ten, kur buvai. Taip. Nors jau matėjai ten pastatą, kurio tau reikėjo. O pavyzdžiui, pas tas Skodas, aš Skodė turbūt nesu buvęs, nežinau, labai Nepaklystum tikrai. Bet ar susitvarkęs miestas? Jo, šiaip labai. Lyginant nuo vaikystės, savo jaunystės. Pagirk jį šiek tiek. Parkas visas atnaujintas, ten visur šabakštynai iškirsti, kur seniau galėdavai ten slėpinių žaisti, dabar tiesiog plyni laukai. Gražu. O tai gražu plyni laukai? Ką žinau, nebe šabakštynai. Labai šabakštynų gal kiti nemėgsta. Aš tai šabakštynas užaugęs. Šabakštynai? Aš augau, daugia būti, bet šalia buvo toks griovys ir ten miškelis, ir ten aplinkui vien tokie miškeliai ir krūmai visur buvo. Aš ten juose visą vaikystę praleidau. Jūs pasigaudavo terkių? Jo. Jo, ne, jo. Taip. Pasigaudavo? Taip. Aš tai nepasigaunu erkių. Aš vieną kartą tik esu. Aš kažkada kai radau visai apsidžiaugiau, nes galvojau normalus, nes erkę gavau. Nes šiaip tai niekad negaudau erkių. Bet čia nelabai yra kom džiaugtis. Aš galvodavau, kad čia toks naujų laikų išmislas visai. Jo. Visą gyvenimą augom, niekas apie erkes nekalbėjo. Mes su tėvais važiuodavom grybauti ir tada grįžtam ir ten reikėdavo nuo tėvo nurinkinėti erkes, nes pasitėm. Gal jis tik norėjo, Čia gal Jonavoje daug erkių? Čia tiesiog iš viso tas, tai gal tu į mišką tas, kad erkes pasitikrint, tai yra tiesiog priežastis nusirengti.
Nu, žinai, porelė grįžta po grybavimo. Ir reikia apsičiupinėti, Reikia ne? pasižiūrėti, ar nėra erkių, va čia tam ir visas bairis, man atrodo. Aš kai... Nu, Kvieskit panas į mišką. aš kadangi mokiausi miškininkystę, tai man tekdavo praleisti daug laiko miške. Atlikinėjau praktiką. Ir aš Tai ką jūs visada miške suolas nusinešę, mokindavotės? Ne, tiesiog eidavau į praktiką, reikėdavo atpažinti medžius ir panašiai. Atpažinti. Tai va, eini ir sako, čia koks čia medis. Ir turiu pasakyti. Dabar aš 5 pagrindinius mokius. Bet... Čia tiek nestudijavęs turėtų mokėti. Tai aš jau pamiršau per tą laiką. O mane čia pizdavojat, kad aš čia žemaičių pamiršau. Tai čia tu Medžius pamiršau. Tu kalbėjai nuo vaikystės su savo žemaičių kalba. Miške. O tu šabakštynė augęs. Šabakštynė augęs. Bet tiesiog, kad aš grįždavau po visos dienos miško ir tada ten manęs pilno, tarkim, būdavo maksimum, atrodo, kiek esu radęs, 15. Oho. Bet kokius 3 būna įsisegusi, o kitos tiesiog vaikšto ten kažkur, ieško dar vietos. O tu pasiskiepęs? Ne. Aš pasiskiepęs, nors ant manęs vieną kartą buvo erkė. Tai aš šiaip į mišką dabar neinu. Tai nėra pasiskiepęs. Tai kaip tu dar neužsikrėtęs laimo lygą? Tai aš gal užsikrėtęs, bet praėjo gal. Šiaip, žinok, buvo mano toks draugas, jisai nuvarė į armiją. Čia kai buvom studentai, jisai grįžo toks keistas biškis, žinai. Tai mes turėjom spekulaciją, kad jam gal rimtai erkė buvo įkandus ir jis jį paveikė kažkiek, nes, nu, jaučias toks biški pasikeitimas asmeninis. Toks grįžo toks kvailesnis šiek tiek. Tai gal armija tiesiog sukvaidinai? Vat, nežinau, bet... Eilinį Džo, sėskit, klupkit, gulkit. Jūs labai neklausot čia pas mus. Atnešėm jum erkytę. Ei, wow. Kas čia per indėnų šauksmai? Baikit. Sakau, kad neklausot. Ką jūs darot? O, ne. Čia jum eksperimentinė erkių liga, kad klausytumėt ir normalus būtumėt. Tai tiek. Tai tiek. Taip, jūs susitvarko ten visi. Ir paskui grįžta visi paklūstams, normalus. Nu. Taip. Tai Ilga nejauki pauzė. O rimtai, per kiek laiko jums nejauki pauzė pasidaro tylos? Nežinau. Aš tai dažniausiai būnu tas, kur yra nejaukioj pauzėje ir jisai vidų išvengia, nes visiems nejauko, o man tai pofika, aš nesėdžiu. aš tai net eksperimentuodavau per pasimatymus, jeigu išeidavau į pirmus pasimatymus. Aš specialiai, aš kadangi šiaip mėgstu pakalbėti ir aš galiu ten be perstą kažką pasakoti apie savo ten gyvenimą. Tai čia labiau savitvardas skamba negu eksperimentas. Ne, eksperimentas yra, kiek su žmogum gali išbūti nejaukioj tyloj laiko ir kaip žmogus tai reaguoja. Tai būna, kad tiesiog iš karto nupuola kažką tenais, beleką, kalbėti. Arba tada tiesiog nejaukiai, ir kuo jinai ilgesnė ta nejaukiai tyla, to būna sunkiau pradėti kalbėti tada. Ir kai su nauju žmogum susitinki. Tai tu susitinki su nauju žmogum, nekalbi tada? Ne, tai aš, kalbi ir tada, ir baigas kažkokia tema, ir tada tiesiog tyli. Tai toks, dabar nekalbėsi specialiai. O kaip tą testą išlaikyti? Tai čia tiesiog neišlaikiama, bet žiūriu, kaip reaguoja žmogus. O kaip reiktų reaguoti čia? Įvairiai būna, turbūt nuo pačio žmogus. Nuo kito žmogus priklauso. O jau buvo, kad tu, tipo, neišlaikė mano testą, eik namo. Tipo, jeigu, Tai čia jums buvo išbandymas šitą tylos pertrauką. buvo sunku. Žinokit, darbo negausite. Paimkit mane. Ne, žinokit, niekaip. Jūs parodėt labai daug agresijos. Atsiprašau. Visi vyrai kiaulės.
aš buvau su tokiu susitikus. O Dieve, nesumokėjau už mane. Ką tu darai? O ką tu darai, kai testo nenori žaisti tavo? Kaip tu primeti žmogų, kad jisai... Tai čia natūraliai gaunasi, tai čia ta natūrali tokia, tai čia neprivertis. Aš dabar nekalbėsiu. Bet dažniausiai paskui pasakydavo dar, kad... Tai tu pane pamokink, aš dabar esu tavo mokinys. Laura, tai ko tu nekalbi su manim? Mes visada išsikalbėdavom po pasimatymų, žinau, kad tu buvai pasimatymė. Kas tau vyra, Laura? Balso stygos? Taupai balso stygas kitam pasimatymui? Aš tiesiog norėjau tyloj pabūt. Pasižiūrėt, kaip mums sekas tyloj pabūt. Nuo kada, Laura? Nuo kada? Tiesiog gal galim tyloj truputėlį pabūt. Tu žinai, kaip aš mėgstu pliurpt. Taukšt, niekus. Viskas, mes nebedraugės. Nebekviesk manęs į savo gimtadienius, tos neįdomius. Žinai, kame problema, kad būna žmonės šneka, nors jiems niekas neatsako kartais. Žinai, būna kartais tokių žmonių, kurie... Mainomės. Spalvomai pasimanyti. Čia yra spec diena, tai negalima. Spec diena, taip. Bet principas, to viso nekalbėjau, man būdavo apie tai, kad aš tiesiog žiūriu, kaip aš pats jaučiuosi toj. Nu, nes nebus taip, kad tu visą laiką kalbėsi su žmogum. Aš tėveliai prieš pasimatymus sugalvodavau keletą temų, apie ką pakalbėti. Kad nebūtų šitokių nesąmonių. Ja? Toks maždaug eini, visai gal apie tai įdomu būtų pakalbėti. Ja. Nu, tipo. Aš tai improvizuodavau visą laiką. Taip, Tu sugalvodai keletą temų, ar ne? Nu. Pavyzdžiui. Tu gal baig. Ką aš tau prisiminsiu dabar? Ką? Čia man meluot dabar. O tai tu prisiminti negali. Tu ką nors prisimeni iš savo gyvenimą, tai tiesiog, ką aš žinau. Nedaug. Tai, sakau, man ta tylos, ta pauzė būdavo apie tai, kaip aš jaučiuosi su žmogum ir jeigu man patinka, kaip aš jaučiuosi tyloj, tai reiškia, man patiks ir kalbant, ir toliau bendraujant. Ir dar kai kas patiks. Tyloj. Aš vis galvoju, ką Liudas galėjo sugalvoti pašnekėti. Kiek tau metų buvo, kai taip galvodavai? Nežinau, 20 plus. 20 metų. Apie ką Liudas galėjo galvoti? Padėkite jam. Apie ką? Akcijų rinka. Apie akcijų rinką. Ai, va, vienai, čia į pasimatymą. Labas, mieloji, Raimonda, tai... Taip. Raimonduks. Kažkaip Raimonda sunkiai mūsų šnekasi, aš galvoju, paklausiu, ką tu manai apie akcijų rinką. Nežinau, kas čia yra toks. Čia kai investuoji pinigus, tai tiesiog tada turi daug pinigų. Ai, tu daug pinigų, ne? Dar ne, bet aš ateityje galvoju, turėjau daug pinigų. Tai nežinau, apie ką dar galim pašnekėti, ką dar pasiruošus būtų. Dviratis. Tai Raimonda, turi dviratį gal? Tiesiog iš lempos paklausi, nes nežinau. Šiaip neturiu. O tu? Aš turiu dviratį namuose. Kaip manai mums čia sekasi? Jauti kažkokį ryšį? Aš galvoju, gal patylėsiu biškį ir žiūrėsiu, kaip jausiuos. Jo? Tai aš čia žinok, tiesiog, kad taip nenutiktų, aš pasirašiau temų šiandieną šiek tiek pašnekėt, kad nebūtų tų nejaukių tylų. Tai kaip tau tas mūsų parkas Skuode? Tikras šabakštynas, ne? Jo? Nežinau šiaip. Prieš tai man irgi buvo gražu. Tai aš jau viskas neturiu pakašnekėt, aš jau panaudojau viską, ką tik bus sugalvojęs. Visos temos, viskas, jo. O šiaip taip nemoku normaliai šnekėti. Tai aš čia jau... Jeigu reikia. Prie laiptinės, tai gal veis. O jum tai jau, ką žinau, tipo taip jau paprastai, ne? Aš tai tiesiog niekad nekalbinau. Bijodavau ir tiek, nekalbini tiesiog. Arba nueini tą pasimatymą, kur būna toksai per internetą susipažįsti ir tada viskas jau negali pabėgti. Tai negali pabėgti. Iš kur negali pabėgti? Tu tiesiog susitinki mieste kur nors prie fontano ir viskas. Deividai, išleisk, aš jau namo noriu. Oi. Aš jau suploviau indus, viską. Tikrai nenorėsi pasilikti pas mane po viso šito? Ne. Nepatiko tau? Kaip čia pasakius tam
užrakintai būt. Tai gal išleisk. Aš nekviesiu policijos, nieko. Tu ten ne faina, pas mane namuose su mano mama bendra kalba nesiseka. Jinai užmigo, jau ilgai nešneka su manim, o jai... Eik, liūdės, aš toks žiaurus, nerakinu. Aš turiu galvoje, kad tu supranti, nes kad pabėgtum, turi nueiti į tualetą, pavyzdžiui, tada, žinai, kaip būna sėdi restorane, nuo tavęs gali pabėgti. Kai sakys, eina į tualetą ir išeina, pavyzdžiui, arba aš to grįšiu ir išeina. Čia tik per filmus jau šitai būna, ne? Ar Jau jums buvo taip. Aš pats esu tiesiog pasišalinęs. Bet tiesiog, labai... Publiko net baubėsi, ne? Nes mano dažniausiai pasimatė trukdavo ilgai, 3-4 valandas tam vaikštai visur kalbė ir panašiai, Ir pamiršti, kad esi pasimatęs. Naini namo. Ne. Kiek galima, aš jau čia prie namų. Malu, trečią ratą. Bet yra tiesiog buvo taip, kad, tiesiog atsisveikinti su žmogum po nepilnas valandas, tai labai neįdomu būna. Ir jis irgi atsisveikina tas žmogus. Jis sako, irgi. Taip ateina, mums neįdomu, gerai, davai. Ne, bet man atrodo ir su manim yra taip buvę, kad irgi sakė, aš jau turiu čia eiti, bet sakau, tai mes čia turėjom krasam. Ne, aš jau dabar jau turiu, man čia Mane draugė laukia. Man čia sutikimas bus ir ten pabėgo po Ai, tai va dėl ko jos vis išeidavo kažkur. Karma čia. Šiaip man dažnai būdavo pasimatymas toks bairis. Kad atsiranda susitikimas. Bet atrodo, susitinki porai valandų, bet išeina kažkaip po pusvalandžio. Kažkas reikalų atsiranda. Tai va, tai pabėga žmonės. Nežinau. Ne, nebūdavo. Nes jisai pasiruošęs naidavo, jisai jau turėdavo apie kažką. Tai va, to jūs čia nepasiruošę testuojat visokiais baisiais testais ir panašiai. Man Žinokitės, draugas pasakai, vienišiai jūs. ėjo į dvigubą pasimatymą. Dvigubą. Kas čia? Tipo, Čia kai dviese Iš karto su dviem panom. Su draugu. Ką sau leidžia žmonės šiais laikais? Ne, du draugai ėjo sutikti su dviem moterim. Ir jie sako, ten sutarė sutikti kažkur Vilniui ir eina ir iš to pamatė, kad ten jos yra, bet jos netrodo taip, kaip atrodė nuotraukose. Ir jiems labai nepatiko. Ir tada praėjo pro šoną ir jos tada atsisuko ir pasako, aš čia jūs einat, tipo, kur jūs einat, ir jie tiesiog bėgt pradėjo ir jie pabėgo tada nuo jų. Tai buvo ir blogiau, negu tiesiog pasišalino vidury. Pabėgo. Taip. Bet, aš jau sakiau ne kartą, bet čia irgi kartais problema būna, man dažnai būna, kad žmonės tiesiog gražesnės nuotraukas įsideda į internetą. Ir tu pamatai jos gyvus ir jie kažkaip kitaip atrodo, žinai. Arba jau būna, praėjo laiko. Pažsenu. Pavyzdžiui, nuotraukų nepasikeičia, pas mane būna kartais nuotraukai įsideda kaip 5 metų senumo, 6 metų senumo. Atrodo visai nesensni, bet pasirodo sensni. Tai vat. Aš irgi dar turiu ant savo CV ir visose LinkedInuose dar visur su plaukais. Ką? Tinderis su plaukais negali. Ne, ten jau biškai būtų per daug apgavystė. Bet, nedaug ten tų plaukų, nes aš jau tada jau į plikumą jau tai aš... Šiaip jaučiu būtų gera laurinat fotkę, o turėjai barzdą tada? Su plaukais. Nes gal būtų jokinga fotkė, žiūrėk, įsivaizduok, plaukai čia mažėja, bet barzda pradeda dažnai taip ilgėti. Tai toks fotkinės taip kasdieną. Bet yra buvę, kai daro... Gal man taip reik, nes jau jaučias, kad plaukų mažėja. Ką? Dabar išplauta galva tokie purus jie, tai nešviečia plikiai. Bet kai būna susivėbalavę, jie taip sukimba labiau ir tada didesni tarpai matas. Tai tu plinki? Jaučiu jo. Ar tu plinki, ar tik taip norėtum, kad pliktų? Kas norėtų, kad... Aukos, aukos sindromų kažką. Aukos sindromų. Tas, kur nori, kad jam nesisektų. Čia būna tokių žmonių? Būna. Kur gal per daug sekas, kur kaip Laurinas sakė, 10 gaudo, kaip nieko. Bet prisiminiau, kad iš... Mano kaimynė vienas sako, kažkada rodė ten savo fotkės ir sako, va čia norėjau blogai, kad nufotkintų mane vieną kartą. Ir kažkokia buvo ten, įsidžiūrus. Ir aš toks žiūrėjau tas fotkės,
Kad jau čia ne kažką. Bet nesakiau aš. Tai vat, su tavo CV visą noriu, tai aš buvau darbo interviu, tai man atkreipė dėmesį, o tai sako, tu čia dar su plaukai šitą nuotrauką. A, čia nusikaipo dabar biškai. Tai aš sakau, senesnė, ne čia tokia. Bet tai pas tave jauktų, pas tave čia matos, kad yra taškiukai. Tai jeigu norėtum kažkiek... Tai, bet jie negražiai. Nu, aš tarsi, nu, aš netikiu to, kaip, nu, vyrai dar laiko tos plaukus savo ir, Paskutinis ir tas jo ir nepasiduoda jie. Ir paskui jie ir taip gali sukties čia. Ir tarsi, arba tipo į priekį užšukuoja, arba ten kažkokias ten šukosiams tokias pasidaro, kur tipo uždengia. Tai aš kažkaip netikiu šito ir aš tiesiog, nu, man atrodo, man taip geriau, nei ten bandyti slėpti. Pas mum dėstytojas buvo tokius ilgus, garbanotus plaukus turėjo. Ir taip čia taip tuštėdavo. Labai įkestė tai mane. Nu tai va, tai aš kažkaip linkęs šitą Paskui apsikirpo. apsikirp. Šiaip faktas, kad irgi, kai eini į kirpyklą ir turi mažiau plaukų, tu vis tiek moki tiek pat už apkirpimą. Taip, liūdna labai. Ir girdėjau, kad iš pagarbos kartais kirpėjai netgi lėčiau kerpa, kad tas žmogus, kuris plinka, jisai tiek pats sėdėtų. Ta prasme, tu įsivaizduoji, kiek laiko man... Pagarbos kam, ne visiems plaukam. Man pirmą kartą mane, kai aš nepats... Kiek tave trunka nukirpti? Nu, tai va, būtent, aš apie tai noriu papasakoti. Gerai, klausau. Pirmą kartą, kai mane prikai nuskuto, nes aš neprašiau, kad aš prašiau trumpai, dar aš nebuvau pasidavęs iki galo, aš prašiau trumpai, kad mane nuskust. Ir pradėjo ten brūžino tą galą ir tarsi neįsivaizduoju, kaip pusę valandos tiesiog brūžino. Ja? Taip, kažkokia tokia kaip mašinėlė, bet jinai labiau turbūt skutimosi mašinėlė yra. Tai ir su ja brūžas gali pasidėti kiek. Aš nežinau, bet jinai brūžino ir aš galvoju, bliau, kiek čia mane brūžino ir čia tikrai tiek reikia. Ir paskui pažiūrėjau, bliau, plikas. Tai pirmą kartą mane gyvenime nuskuto plikai tada. Ir aš tada buvau labai toks ir sakau, tai aš neprašiau plikau, jinai taip žiūri man. Tu neprašėjai. Bet tau taip tinka. Aš kaip užsigalvojau, užsisvajojau biškiai. Aš sakau, nu jo, aš tiesiog norėjau to, nu, Telepas kolino. ten to pirmo numerių nenorėjau, aš ten visiškai plikai. Ir aš taip dabar taip žiūriu, gal toks garsas, žinai. Gal... O kad jau prakalbam į Turkiją neplanuoja? Visi augint. Ne, aš kažkaip jau įpratau. O kad prakalbam, ar reikia kažkokį vašką dėtis, kad spindėtų ten? Natūraliai. 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 Nu. Bet aš nežinau, aš, pavyzdžiui, nesugebu, aš kaip Čionsas nusiskutęs pastoji plikai, tai aš, pavyzdžiui, taip negalėčiau. Kas kiek laiko skuti galvą savo? Kas 5 dienas. Kas 5 dienas. Man kažkur 3 viskas ataugė būna. Ir aš, man kažkaip atrodo labai nepraktiškai. Tas pats, kas, nu, veidas, kus pastoji. Aš tai progom tiesiog. Kai svečiuoti. Kai einu į kur nors į svarbų susitikimą, panašiai, kai svarbesnė diena. Aš kambarius tvarkau, kai svečiuoti eina. Šiaip reikia kažkaip tai. Aš irgi taip pat, nes... Gaila vieta. Aš kartais specialiai pasikviečiu svečių, kad susitvarkyčiau namus. Tai čia dėl to tu šeštadienis darai tos pusryčius. Jo, kad per savaitę susitvarkyčiau. Dabar nedariau. Jo, nes Jau kurio laiką netvarkiai. Tingi tvarkyti. šiaip biški tingi, jo. Palavai, aš maždaug biški plinkį. Normalu būtų į Turkiją varyt, kad tipo prisidaugint plaukų. Tau liūdai Kol dar tikriausiai... ne problema, žinai. Tau tikriausiai liūdai, tu tik paprašyk plaukų ir ten tau duož, žinok, jau čia tik, tai tu tik mokėk jiems ten. Jo, bet Galėtų, žinai, ir kaktą biškį gal iki čia taip, žinai. Jo, šiaip liūdai. Šiaip liūdai, ir savo biškį pas tave galėtų dar. Kaži barzdos plaukų įsadina. Tai jaučiu. O iš kur ima ten? Iš barzdos ir ima gal? Ne, iš pakaušų, iš čia ima, nes čia visi dažniausiai turi plaukų. Ir tada iš čia ima ir tada dėda. Tipo, plikas būna bičas, bet čia vis tiek yra plaukų dar. Ne, iš čia Užtempė tau. iš čia kažkaip išėma ir tada tenais... Ir toks biškai labiau kupuotas išėjai. Ne, taip veido patempimas būna iš karto tarp plaukų. Mačiau dabar su lazeriu šaudo taip į odą ir sutampa. Matei? Jo. Kur? Internetos. Ir tu tiki? O tai turėčiau netikėti? Ai, nežinau, šiaip tas internetas, aš paskutiniu metu nežinau, ar jūs turite tendenciją, bet aš kartais skaitau straipsnį
ir greit skaitau ir būna, kad suprantu taip, kaip noriu, arba perskaitau kaip noriu, o paskui grįžti ir pala, tikrai tenais taip nebuvo, ir tu grįžti atgal ir perskaitai, jo, čia biškai kitaip. Rusai puola. Nepuola. Nepuola. Nes kartais jo, pakeiti, kad labiau kuo tiki, tuo ir žodžiai pasikeičia kartais tekstai, žinai. Lietuva laimėjo Euroviziją. Yes. Būtų laimėjusiai dar balsų, būtų gavus daugiau biškai. Taigi, mūsų laikas atėjo į pabaigą. Jo, šiandien pašnekėjom labai tautiškai. Tautiškai. Taip, tautiškai, nacionaliai. Nacionaliai gal jau. Jeigu kažkas peržiūrėsit čia iki galo, tai palikit komentarą YouTube'ai. Ar Liudai, jo, galit pasakyti, ar Liudai reikia plaukų. Pažiūrėkite į Liudą ir pakomentuokite. Ar Liudai reikia plaukų. Kad matytus maždaug. Tai atsuk pakaušyti. Tok, nežinau. Šiaip galit klausimą užduoti, mes paskui atsakytume. Šiaip. Ir dabar galite užduoti klausimą. Norim, tai gal žiūrovai gali klausimus pabaigą užduoti, niekad neprašym. Bet tik vieną. Kokį paprastą. Ką nors nesudėtinga. Neko reiktų daug detalių Ir pasiūlyti. nereiktų atsiminti nieko. Juokaujam, aišku. Nieks čia neužduos. Austė dar kokį žemaitišką žodį, Liudai. Tau. Nes pasakykit palinkėjimą Lietuvai jau. Euroviziją laimėt, va, aš linkiu. Šiam, kol aš gyvas, linkiu ir laimėti Euroviziją, kad galėtume visi kartu pasidžiaugti. Aš linkiu su kašė susimti, kiek galima. Ta prasme, nebeįdomu žiūrėti, reikėjo 3 prieš 3. Čia prašai, nelinkiu. Prieš olimpiadą. Apie olimpiadą 3 prieš 3 žiūrėjom, kur ten... Nu, koks ten kašis? Iškirpti jau čia reikės. Tai dabar antrą kažkokį gražesnį, gražesnį. Kur čia tau lietuviai stengiasi? Linkiu pastatyti ten tą fabriką didelį teltonikos. Kad elektrą ten pravestų viską. Kad būtų daug ten darbo vietų. Gražus palinkėjimas labai. O aš tai linkėsiu, kad taip išlaikytume gražią, švarę, tarkingą Lietuvą. Tai pasistengim, nešiuklikim. Į padarom eisim. Kas? Padarom. Kas čia? Akcija, ta talkos. Darom, nepadarom. Padarom? Kaip? Buvo radaromo, kas čia? Padarom? Čia kaip sugedęs telefonas. Aš girdžiu, ką noriu, aš galvoju, girdėjau, kad padarom. Akcija padarom? Padarom. Darom, o nepadarom. Nu, žinau, nu ką. Netoks glūšas. Tai ta gaida ir baigiam. Uždarom. Uždarom, padarom, uždarom. Ačiū. Ačiū visiems, kad atvykot.